kas Kaip yra. čia taip sutapo, aš įvažiuoju į kiemą, tu pasitinki. Aš irgi jau taip 8, žinau, kad darbininkai turiu atvažiuoti jau, toks, žinau, kad tu atvažiuosi ant 8 tarėmis. Labai brangiai netgi, super gal netgi brangiai. Galim arba išlošti, arba nudegti. Nutarėm, kad geriau gal nenudėkim. Po to pasiekmė buvo, kad mažiau trešim. Pagal tyrimus kol kas galim tą padaryti bent jau 1 metus. Čia galėtų gal kas nors pavadinti tvariu sprendimu, nes atliekas panaudoja vėl. Turit kažkokių lūkesčių dėl derliaus kūlimo pagal kultūrą? Turim, kadangi mūsų rapsas yra šiais metais tik ant molio. Keista klausyti, kai šieną raportą kadot, labai dirvas prastėja. Nu nežinau, čia reikėtų gal pakūlėm dabar namų esantį lauką. Kol kas vidurkis pirmos dienos suskaičiuotas buvo apie... Tai irgi tie dirvožemio tyrimai smarkiai pagerėjo. Tai, sakau, toks miksas organikos ir mikrobiologijos. Tai yra, manau, kad mes kaip šalis, kaip ūkiai tobulėjom vis toliau ir turim žiūrėti detalės. Pasimainom su kaimynais, sujungiam, kad būtų vienas masyvas. Nes ir dabar pavyzdys, kad 700 hektarų dirbamo laukų yra 29. Tai tas toks grįžta prie detalį, jo. Tas 1,5–2 hektarai nebeturi reikšmės. Bus jau ten gal net galima pavadinti kaip kitų verslų jau praktiškai, ne? Jeigu jau perdirbimas atsiras arba... Bet tai padeda šiek tiek diversifikuoti pajamas, šiek tiek atstovėti tos blogus metus gal, o kad klimatas keičiasi, tai labai paprastai mūsų ūkio pavyzdžių ir gali ir galvos netekti, ne tik pasėlių ar sakykime, pastatų. Nepamiršti ir pačiam apsidrausti. Taip, tikrai taip.